Ir dabar mikrofoną ir skaidrių perjungimo pultą perima Danielius, kuris papasakos jau apie aktyvesnę grėsmių paiešką ir jo prezentacija bus tokia daugiau techninė, ką daryti, kai vis dėlto randama kažkas jūsų tinkluose ir sistemose. Labą dieną. Pradžiai pristatysiu Danielius Vargonas iš kibernetinių grėsmių paieškos skyriaus. Mūsų komanda ieško grėsmių, kas kitos grėsmės. Mūsų atveju tai būtų labiau veiksmai, kuriuos atliko kažkokie tai kenkėjai galimai pažeistose sistemose. Jeigu nieko nerandam, tai didelė tikimybė, kad jos ir nepažeistas, bet jeigu jau kažką surandam, tai tada klausimas tik tai kaip stipriai. Tai pirmiausia, norėčiau trupučiu, kadangi pas mane tokia labiau iš dviejų dalių, pradžioj organizacinė, po to techninė, tai man įdomu, kiek pas mus auditorijai dabar yra labiau techninių žmonių, kurie nebijo pagrepinti arba ten Windows logus išsitraukti. Pakelkite, prašau, rankas technarį. Mažok. Ok. Vis tiek jūsų nepamiršiu, porą skaidrių paskipinsiu, bet porą ir paminėsiu dalykų, tikiuosi bus aktualu įdomu. Šiaip tikiuosi galėsim pasidalinti ir bus galima parsisiųsti. Ir tikiuosi gal net rimtesnis dokumentas gims po viso šito apie patį šalinimą. Tai kasgi mūsų komanda, kaip mes ieškom? Mes ieškom ne taip. Mes žmonių negaudom. Mes ieškom labiau jų veiksmų, ieškom, kaip jie ten daug nuveikia tose sistemose, kur įsibrovė. Čia šitas variantas gal labiau policijos yra, kurie ieško konkrečių asmenų arba bando kažkaip per teisinę sistemą visą tai gyveninti mes. Mes ieškom iš tokios, kaip čia, grėsmės valstybei, grėsmės infrastruktūrai ir žmonėms pusės. Kas pradeda paiešką? Tai pirmieji trigeriai gali būti arba kažkokie žvalgybiniai duomenys, gali būti incidentai, pavyzdžiui, kurie kažkaip yra susiję su mums svarbia institucija. Tai gali būti incidentas įvykęs privačioj kokioje nors įmonėje, kuri teikia paslaugą institucijai. Tada mes surišam galus, kad galbūt visai didelė tikimybė, kad to institucijai reiktų jau mums pasiknaisat, nes galbūt tas incidentas buvo ne vieną kartą, gal 2 ar 3 ir kartojasi ir gal kitų yra nukentėjusių. Tai toks galėtų būti triggeris, nebūtinai, kitų variantų yra. Nuo ko pradedam? Tai pirmiausia, suderinam operacinius dalykus, aptariam rizikas galimas, aptariam, kaip organizuosimės visą darbą, kokios gali būti naudos iš to, galbūt kokie galėtų būti incidentai, kurių būtų išvengta ir taip toliau. Tada techniniai daly jau susipažįstam su subjekto, kokias sistemos valdo, kiek jie turi kokių servisų galbūt, kokia infrastruktūra pas juos iš ko padaryta. Ir bandom susidaryti tokį vadinamą baseline, kuris mums padės atskirti, kas yra blogi veiksmai, o kas yra geri veiksmai. Tai kad žinotume, kur yra teisingi ir reikalingi ten kokie nors web aplikacijos, web servisai arba serveriai paleisti, o kur yra galbūt kažkas, ko pats subjektas nežino, kad yra tokių serverių. Ir taip gali būti ir taip atsitinka kartais. Ir kokia iš to nauda? Tai be to nepajudėtume į priekį, žinoma, be to neįvyktų pati paieškos operacija, bet naudingiausia tai turbūt išsiaiškinimas silpnų vietų infrastruktūros, nes tokios baseline susidarimo metu išeitų nustatyti galbūt skylės, galbūt kažkokius tai, kur galima pasitobulinti tą savo infrastruktūrą, įvairiausias tokias vieteles. Didelėms operacijoms reikalinga didelė komanda. Gal žinot, kokia čia komanda, kas nors iš technarių, gal esate dalyvavę čia su mumis? Ne? Ok, nesakysiu.
Jo, čia komanda iš pratybų NATO, tikrai didelė komanda, bet didelė komanda skirta dideliems iššūkiams. Mažiems iššūkiams irgi galima didelę komandą įkinkyti, tačiau jinai neveiks greičiau, jinai vis tiek bus lėta, jinai bus tokia nepaslanki, galbūt geriau viską išsiaiškins, bet mažiems iššūkiams geriau maža, dideliems didelė ir gerai organizuota. Tai mūsų komanda yra maža ir mes kol kas tyriam mažesnius dalykus, didelių kol kas dar nebandėm apsiimti, tokių kaip su šita komanda pabandėm jau. Tai paimsim pavyzdį, mūsų medžioklės pradžia įvyko, labai per šią duomenų bazės įvyko incidentas. Ir mūsų žiniomis šitas UAB teikia paslaugas kelioms institucijoms, tarp jų balionėlių skrydžių viešai įmoniai, viešai įstaigai, kuri yra kritinės infrastruktūros, nes jų balionėliai skraido po visą Lietuvą, jų yra daug gyventojų, kurie jie skraido, jie yra oro erdvėje vis dėlto, kas gali kelti pavojų arba ten lėktuvams arba kitiems aplinkiniams. Ir kadangi jie teikia paslaugas jau senai ir tos paslaugos yra gan giliai įsišaknijusios infrastruktūroje, pradedame paiešką. Ir pradžioj pradedame tą paiešką paviršutiniškai, bandom apeiti kuo plačiau, apžiūrėti įvairius tinklo, pavyzdžiui, konekcijas, tada lendam vis gilyn, kol atsimušam į dugną ir jau sakom, užteks. Per visą tą paieškos periodą reikia, žinoma, kolaboracijos iš subjektų. Reikia, kad jeigu mums neaišku, kad kažkoks IP adresas, kodėl jis čia yra, tai subjektas turėtų žinoti, arba jeigu nežino ir jo neturėtų ten būti, tada jau yra kažkoks tai indikatorius, kad galbūt ten yra kenkėjas. Jeigu yra kažkoks web servisas paleistas, kurio neturėtų būti, tai irgi yra indikacija. Tai turi būti nuolatinė kolaboracija mūsų komandos ir subjekto komandos, nes subjektas pats geriausiai žino, kas yra infrastruktūroje. Tai lindom gilyn, atsimušėm į dugną, baigėsi mūsų paieška. Per paiešką nustatėm, kad buvo administratorius darbo stotis Windowsinė, kuri yra paveikta. Tada buvo laisvai iš jos pasiekiamas balionų kontroleris šiuo atveju, duomenų bazė su geoduomenimis ir aptikom su sensoriumi, kad buvo nuolat vykdoma duomenų eksfiltracija. Jis buvo labai lėtai, labai nedideliais kiekiais, bet labai specifikuotai tik tam tikrų naudotojų duomenys buvo eksfiltruoti. Čia toks pavyzdys nupaišyti, kas būtų galima aptikti arba ką jau galimai aptikom kai kuriuose institucijose, bet čia aišku toliau nėra tokios institucijos. Tai toliau, ką reikėjo arba reikėtų daryti subjektui? Pagalvoti, kaipgi tas kenkėjas, kuris ten buvo, koks jo yra tikslas. Šiaip gerai visada yra gynyba, kurianti, bandyti pagalvoti iš tos priešiškos pusės, save pastatyti tenai. Ką aš norėčiau iš šitos institucijos arba iš tos įmonės pasiimti, kas yra svarbiausia, kas yra kritiška, kas yra įdomiausia jiems, kas daugiausiai atneš galbūt netgi finansinės naudos tiems kenkėjams. Tai kokie mechanizmai ir metodai galėtų būti? Čia yra toks nedidelis sąrašas, šiaip jis yra didesnis, bet jau skaidriai netilpo, šiaip daug tekstų, atsiprašau. Paminėsim keletą jų, paminėsim keletą šalinimo būdų, šitų visų nespėsim turbūt prasieiti. Bet tačiau prieš pradedant šalinti ir prieš bandant visus tos checkmarkus užsidėti, reikia nepamiršti kelių dalykų, tai ką pirmiausia subjektas turi pasidaryti
prieš apskritai kišdamas nagus prie tų kenkėjiškų failų. Tai juos reikia išsisaugoti, juos reikia logus kiek galima išsisaugoti, reikia pranešti NKSC apie tai. Ir yra buvę atveju, kai subjektas sako, mes pranešam apie incidentą, NKSC paprašo įrodymų, kad galima būtų patyrinėti ten, kad ir tos pačius paleidžiamosius failus arba DLL-us, kažkokius nors bibliotekas, užkrečiamuosius, kurie ten pradiniai buvo vektoriai, bet jų nebėra, nes ant karštų, kaip sakant, buvo ištrinti. Tai liūdna, kai taip įvyksta, nes po tokio incidento negalima, dingsta tos pamokos, nes pareversinti ir panalizuoti kenkėjų įrangą ir įrankius visą laiką yra naudinga ir jie duoda papildomo insighto vėliau sekantiems. Jie gerina kompetenciją ir jie gerina tą netgi žvalgybinių duomenų dalinimosi ir kaupimo patirtį, kur kolegos kaupa, pavyzdžiui. Taip, tai eikime dabar toliau prie šalinimo metodų. Pats svarbiausias, aišku, išliekamieji mechanizmai, pats pirmas dėl to. Nepadės parestartuoti serverį. Tiesiog kenkėjas vienas dalykas, ką jis pirmą padaręs, pasirūpina, kad po tokio dalyko kaip paprastas restartas arba perkrovimas arba nukėlimas kai kurių procesų paliktų vėl paleidimą, vėl galimybę jam prisijungti. Ką kolega minėjo, praeisim prie sąskaitų, ką kolega minėjo apie, daug buvo apie lygus kalbama, tai kenkėjas gali įvairiai manipuliuoti akauntais prisijungimo, gali bandyti išjungti dviejų faktorių identifikaciją, gali bandyti išjungti šifravimą, gali būti gerai šifruojami tie slaptažodžiai šiaip įmonėje, bet kenkėjas prisijungė, jis gavo prieigą, panaudojo exploitą ir padarė, kad nebebūtų šifruojami. Ir viskas, visi slaptažodžiai atviri. Ką jam reikia sekantis žingsnis padaryti, tai patrigerinti, kad naudotojui reikėtų pasikeisti slaptažodį. Ten kartais paprastą flagą užtenka pakeisti sistemai ir sistema paprašo pasikeisti slaptažodį. Ir tada jau slaptažodis naujas yra išsaugomas nebešifruotų ir kenkėjas, kadangi jau turi prieigą, jis gali tiesiog susirinkti ir tada naudoti kažkur kitur. Čia vienas iš pavyzdžių. Kaip tą aptikti, kaip tą pašalinti, visų pirma, tai padeda stebėsena. Daug šitų punktų, kur dešinėje padeda stebėsena. Stebėsena pokyčio sistemų, atsirado nauji kažkokie naudotojai, pasikeitė naudotojų privilegijos. Atsirado kažkokie procesai, kurie susiję su naudotojais, kurie senai nebuvo naudojami. Tokius dalykus reiktų stebėti. Čia tie, kurie gal su įrankiais dirba stebėsenos, tipiškai labiau susipažinę, bet šiaip monitoringas yra, kaip sakant, SOCO pagrindas, saugumo operacijų centro pagrindas. Ir ta stebėsena, alertai gaunami per tą stebėseną tokių elementų padeda priimti tos pirminius veiksmus, pirminius sprendimus. Čia šiaip, nežinau, aš galėčiau turbūt valandą šnekėti visus iš eilės. Šitą būtinai paminėsiu. Atsiranda netikėtai sistemai koks nors serveris, kur neturėtų būti. Kad ir toj pačioj darbo stoty staiga pasileidžia web serveris, kuris tiesiog tinklalapį paleidžia. Taip neturėtų būti, jau kažkas yra įtartina. Ta labai dažnai daro kenkėjai, kurie turi prieigas prie kai kurių elementų, bet ne prie visų. Ir jie jais pasinaudoja, kad galėtų susikurti savo atbulinės prieigas, nuotolinės prieigas. Webshellai įvairių serverių servisuose dažnai kad tą galima atpažinti, tuos kenkėjiškus serverius atpažinti per tai, kad jie kviečia komandinės eilutes, ko neturėtų daryti šiaip.
net jeigu ir turėtų būti kažkokie tai paleisti serveriuose, tokie serveriuose jie neturėtų kviesti komandinių eilučių. Kiti elementai. Nu, turbūt praeisim toliau. Vienas įdomus elementas, kad plinta toks variantas, kad šiaip turbūt dažnai smartphone'ai įsijungiam į kompą tam, kad duomenis persikelt, tam, kad pasikraut galų gale, bet jeigu jis yra pamodifikuotas šiek tiek, tai gali sukelti jau iš karto grėsmę tai sistemai, prie kurios yra prijungtas. Kaip modifikuojama? Į smartphone'ai rašomas toks pakeitimas, kad prijungus prie sistemos, jisai pats užsimautina ir apsimeta USB raktu, o USB, kaip žinom, galima įdėti autoranus. Viskas. Galima sakyti, kad smartphone'as tampa USB stiku, kuris vaikšto visur, pasijungia ir užkritinėja visas sistemas iš eilės. Tai kaip tą aptikti? Per registro raktus. Taip, kokios rizikos atsiranda po to, kai mes pradedam atlikinėti tos veiksmus šalinimą. Pakeičiam registro raktus atgal, nukilinam shader ar taskus, kas atsitinka, tai dažniausiai veikėjas, tas, kuris ten sėdėjo, jisai sužino, kad jo paliktus pėdsakus jau kažkas krapšto, nes jisai, jo yra intencija tikrinti, ar jis dar neaptiktas. Ir jisai tą daro įvairiais metodais. Tai vos tik mes ištrinam tuos DLL'us, executables, ištrinam jų persistence mechanizmus, jisai galim laikyti, kad jis tą sužino, jis nebūtinai tą sužino, galbūt biškį vėliau, bet galim laikyti, kad jis jau tą sužinos iš karto ir iš karto lips tom kopėčiom ir sakys, o tai kas čia įvyko, o tai kur aš čia, ir tada bandys kitus persistent mechanizmus pasileidinėti, galbūt kur nors pasislėpti, palikti ten time bombas ir panašiai. Kaip jas apeiti? Pasiruošti gerai prieš išvalymą, prieš to šalinimo veiksmus gerai pasiruošti. Tai kaip pasiruošiama, geriausiai automatizacijos metu, tai pasirašyti kažkokius tai skriptus, algoritmus, kad jeigu šalinam, tai šalinam iš karto iš visų sistemų. Jeigu trinam userius, tai iš karto visus, nepaliekam ten kokią nors vieną, rankutėm netrinam. Pasirašom skriptą, kad ištrintų visus 300 userių, kurie buvo paveikti, arba ten, jeigu yra web serverių, kurie vienas kitą palaiko, tai išvalom iš karto 10-20, jeigu jų ten yra tiek. Iš karto visus. Ne po vieną. Ačiū uždėmesį. Ir dabar laikas Danieliui klausimų. Medžiotojų būrelio vadovas pasiruošęs papasakoti dar apie savo veiklą arba atsakyti jūsų klausimus, jeigu jūs turite. Vieną organizacinį ir vieną techninį. Prašau. Galėsit skaidrę pasidalinti? Bandysim taip pasidalinti. Gerai, Danielius, kaip ir Linas, niekur nepabėga, bus šalia. Tai jeigu iki mūsų renginio pabaigos turėsite klausimų, prie jo galite drąsiai prieiti ir viską aptarti. Inga? Aš gal trumpai dar papildant Danielių, tai pasakysiu, kaip sakiau, kad ši paslauga yra be galo imli resursam, komanda nėra didelė, todėl negalim turbūt visų norinčių apimti ir pas visus ateiti ir visiems padėti. Bet turim tokių planų, turim jau minčių kitiems metams, kiek tokių operacijų galim atlikti ir aišku, pirmiausia žiūrim ten, kur labiausiai skauda, bet turėkit omeny, kad toks dalykas irgi yra. Čia jau tokia, next level paslauga, sakyčiau, lyginant su lygais turbūt. Tai tiek norėjau pridėti. Danieliau, kiek trunka viena medžioklė? Jeigu tai yra tik vienas serveris, 2 savaitės. Jeigu tai yra koks 1000 darbo stočių, tai gali nuo 3 mėnesių iki pusės metų trukti. Pilnai, mūsų komanda bent jau pilnai komplektacija. Kas susipažinę su medžioklė, tai į tokį palaukimą stoja ir laukia, kol kas nors ten sukrutės. Tai buvo tokia apie medžioklę,
O dabar trečiasis pristatymas, Geistautas atsistojęs, nes jau 3 metus pasakoja apie savo komandos darbą. Norime dar kartą priminti, ką daro Tarptautinė grėsmių analizės celė skyrius ir kokias paslaugas teikia subjektams Lietuvoje. Labą rytą, ačiū Rūta. Tai norėčiau papasakoti, ką veikia mano skyrius. Iš tikrųjų, tai yra pasaulinė kibernetinių grėsmių analizė. Ir pradedant prezentaciją, iš tikrųjų noriu šiek tiek tos istorijos suteikti, kas gal ne visi žino, kaip mes atsiradom, nuo ko viskas prasidėjo. Tai iš tikrųjų mano skyrius veiklą pradėjo 2021 metais. Dvišalė iniciatyva tarp Lietuvos ir JAV. Tai be jau mano paminėtų šalių kartu dar prisidėjo tiek Ukraina, tiek Sakartvelas. 2023 metais prie mūsų skyrius būtent prisijungė Lenkai ir šiemet galiu pasidžiaugti, kad taip pat sėkmingai prisijungė ir Čekai. Verta paminėti, kad kaip matot, iš tikrųjų, kaip matot čia be Lietuvos personalo, nuolatinio, kas susideda iš 5 žmonių su manim mano komanda. Taip pat turim personalą iš visų šitų šalių ir jie pas mus, tiksliau pas mane skyriuje, dirba rotaciniu principu. Ir iš tikrųjų išskyriau kelis pagrindinius pliusus, kodėl būtent toks modelis neša didžiausią naudą. Tai iš tikrųjų pirmiausia skirtingų šalių specialistų ekspertizė. Iš tikrųjų pastebėjome iš pat pradžių, kad yra labai naudinga, kai turim skirtingus specialistus, atvažiuojančius iš skirtingų šalių, turinčius skirtingus backgroundus, skirtingą išsilavinimą, skirtingas specializacijas. Tai iš tikrųjų tą, ką darom, tai yra labai naudinga. Daugiau protų, geresnė kokybė. Tai iš tikrųjų čia toliau jau einant apie tos produktus irgi pabrėšiu, kodėl, iš kur atsiranda ta geresnė kokybė. Nes kartais mūsų darbas atrodo taip, kad tiesiog susėdam ratu ir valandą ar 2 brainstorminam, kad sugalvot, kaip kažką padaryti ar kažką išanalizuoti. Tai čia turbūt toliau papasakosiu. Įvairiapusis požiūris, tai čia vėlgi susiriša su tuo, ką minėjau brainstorminimu, kad kartais mūsų darbas tiesiog taip atrodo, kad sėdi ir galvoji, kaip kažką geriau padaryti, kaip kažką sukurti, išanalizuoti kitų kampų, negu kad jau yra. Kasdienis tobulėjimas, tai vėlgi dar viena nauda tų tarptautinių ekspertų. Toks nebūna taip, kad visada virtum savo sultyse, pamatai, kaip kiti dirba, kaip kitos organizacijos, ta prasme ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ir nauda ne tik Lietuvai, bet ir strateginiam partneriam. Tai šitie mūsų produktai, kuriuos dabar aš pristatysiu, jie yra skirti ne tik Lietuvos subjektam, ne tik Lietuvos auditorijai, bet taip pat ir šitų šalių organizacijams, šitų šalių subjektam. Tai ką mes veikiame? Iš tikrųjų išskirčiau tokias šiai dienai 2 grupės, ką mes darom. Tai čia yra ataskaitos, čia yra studijos. Kalbant plačiau apie ataskaitas, šiai dienai teikiam tokias, galime sakyti, 2 rūšių ataskaitas. Dieninės ir savaitinės. Tai iš tikrųjų gal pradėsiu nuo savaitinių. Savaitinės ataskaitas tai gimė kaip mūsų pats pirmas produktas. Pradėjom jas leisti turbūt skyrius 21 metų vidury įsikūrė, tai jau pradėjom 21 metų gale šitas ataskaitas gaminti. Ataskaitos yra skirtos, sakykime, ne tik subjektam Lietuvoje, ne tik mūsų partneriam, bet ir panašiai mąstančiom šalim, mes taip jas vadinam. Tai iš tikrųjų šias ataskaitas gauna ir mūsų partneriai ir Indijos Ramiojo vandenyno regione, tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Ir pagrinde mes imam savaitės laikotarpį ir analizuojam bent jau porą incidentų, kurie įvyko. Stengiamės pažvelgti tiek iš techninės pusės, tiek iš šiek tiek aukštesnės pusės, kadangi šitą ataskaitą stengiamės, kad būtų naudinga nebūtinai techniniam personalui, bet ir aukštesnio lygio vadovam. Tai iš tikrųjų čia viršuje dažniausiai būna toks Cyber Activity Overview, kur stengiamės tiesiog trumpai papasakot, kokios tendencijos, sakykime, šią savaitę būtent vyko pasaulyje,
Kaip ir minėjau, porą incidentų analizuojam, iš tikrųjų stengiamės žiūrėti per skirtingas TTP, pateikti rekomendacijas specialistam, kaip, sakykime, užkardyti tas grėsmes. Jeigu mes turim kažkokių indikatorių, mes taip pat jais pasidalinam. Ir iš esmės taip atrodo tos savitinės ataskaitos. Čia viršuje matot šiokią tokią iškarpą dieninės ataskaitos, tai iš tikrųjų pradedant nuo 2023 metų summito, mes jas pradėjom daryti. Per tą laiką jau šiek tiek keitėsi jų išvaizda, keitėsi jų turinys. Šiai dienai mes turim įsigilinę kelis sektorius. Čia kaip matot, iš tikrųjų yra table of content, tai kelis sektorius, sakykime, apie kuriuos stengiamės teikti informaciją tą dienos periodo, kad jinai būtų kuo aktualesnė, kuo šviežesnė. Turim irgi atskirą sekciją Ukrainos apžvalgai, tai kaip ir minėjau, pas mus centre, pas mus skyriuje dirba specialistai iš Ukrainos, tai turim tą, galima sakyti, tiesioginę prieigą prie tos informacijos, kas vyksta Ukrainoje, tai irgi ganėtinai naudinga. Telegram overview, tai verta paminėti, kad visa šita informacija yra open source, mes su kažkokia klasifikuota informacija nedirbom, tai Telegramas yra vienas iš tų, sakykime, mūsų šaltinių, be komercinių įrankių, be open source įrankių. Telegramas yra vienas iš tų šaltinių, kur mes susirenkam savo informaciją, tai irgi iš tikrųjų sekame įvairias grupuotės Telegrame. Labai nesenai pridėjome šitos ataskaitos gale mūsų pačių padarytą tokį žemėlapį, kur iš tikrųjų vaizduojami ryšiai skirtingų grupuočių ir tuos ryšius vėlgi kasdien atnaujinam, jeigu matom kažkokių pasikeitimų, jeigu kažkokia grupuotė, sakykime, sudarė sąjungą su kažkokia kita grupuotė, mes visada tai stengiamės paminėti ataskaitai. Be abejo, mitigations recommendations, tai stengiamės duoti rekomendacijas, kaip užkardyti tam tikras aktualias grėsmes, sekame pažeidžiamumus, sakykime, kas tą dieną trendina, vėlgi rašome, kaip nuo jų apsisaugoti ir be abejo indikatoriai. Jeigu kažkokių yra, vėlgi mes jais pasidalim. Tai čia toks, sakykime, mūsų pagrindinis darbas, ką mes kiekvieną dieną darom ir teikiame subjektam, tai yra jums. Dešiniai pusėje matot skirtingas studijas, tai iš esmės dažniausiai būna viena arba dvi studijos per metus, jų apimtys skirias. Čia pačiam priekyje skyriau iš tikrųjų vienas iš tų darbų, kuriais labiausiai mes didžiuojamės, nes dėl kelių skirtingų priežasčių, tai pasakysiu. Studija yra iš tikrųjų apie kibernetinės pamokas išmoktas Ukrainoje. Tai kai prasidėjo karas Ukrainoje 22 metais, labai džiaugiuosi, kad tie Ukrainos ekspertai vis tiek važiavo pas mus į centrą, į skyrių ir iš tikrųjų tai buvo pagrindinis mūsų informacijos šaltinis, kaip mes sugebėjom tą studiją padaryti tokią, aš sakyčiau, tikrai kokybišką. Dabar ta informacija yra jau šiek tiek labiau gal prieinama, bet kai buvo 22 metai, tai iš tikrųjų tikrai tos informacijos labai trūko ir mes gavome būtent tos žmonės, kurie buvo kibernetiniai fronto linijoje, sakykime taip. Iš tikrųjų daug skirtingų dalykų analizavom, žiūrėjom per skirtingus sektorius, teikėm rekomendacijas, sakykime, kaip apsisaugoti nuo tam tikrų atakų, išmoktas pamokas iš Ukrainos ir, sakykime, studiją bandėm perteikti tas išmoktas pamokas tiek vėlgi čia mum Lietuvoje, tiek mūsų kitiem partneriam. Taip pat porą kitų studijų irgi, kurias mato, tai čia yra apie Kinijos kibernetinės grėsmės, tai iš tikrųjų analizavom būtent tai, kas ateina iš Kinijos, kokios yra kibernetinės grėsmės, kokius pagrindinius TTPs naudoja jų redaktoriai. Ir turbūt mūsų naujausias darbas yra kibernetinės grėsmės Baltijos jūros regiono kritiniai infrastruktūrai. Tai čia iš tikrųjų stengiamės imti platesnį tą regioną, tai visą Baltijos jūros regioną. Lyginom, sakykime, jų atakas su kitais regionais, su Šiaurės Amerika, su ta pačia Ukraina, su Indijos Ramiojo vandenyno regionais ir iš tikrųjų stengiamės daryti tą palyginimą. Tai truputėlį gal papasakant plačiau, tai iš tikrųjų pastebėjome, kad atakų tipai, atakos yra maždaug panašios, galbūt šiek tiek skiriasi, sakykime, mūsų regioną gal labiau puola Rusija, Indijos Ramiojo vandenyno regioną gal labiau puola Kinija,
Šiaurės Amerika iš tikrųjų puola abi tos šalis, bet kokiu atveju, jeigu mus dažniau, sakykime, puola kaimynai iš rytų, tai nebūtinai reiškia, kad mes esame neįdomus Kinijai. Taip pat verta paminėti, kad mes šitas ataskaitas dalinamės keliais kanalais. Tai šiai dienai tai yra vienas iš kanalų yra elektroniniu paštu. Tai vėlgi turėsim dar šiek tiek laiko po renginio, jeigu norėtumėt gauti šitos mūsų produktus, tikrai kreipkit prie manęs, susitarsim, įtrauksim jūs į savo sąrašą ir jūs tas ataskaitas sėkmingai gausit. Kitas kanalas yra XIS MISPAS. Tai iš tikrųjų stengiamės turėti kelis tos kanalus, kad ataskaitos pasiektų, sakykime, tiek vadovus, kurie galbūt mažiau naudojasi tom techniniam priemonėm, bet taip pat ir specialistus, kurie gal labiau naudojasi tiem techniniam priemonėm, tai pavyzdžiui MISPAS. Ir taip pat, kas esat prisijungę prie XIS Mattermost kanalo, ten taip pat šitos ataskaitos yra automatiniu būdu su jumis dalinimasi. Studijos tuo tarpu jos yra prieinamos NKC puslapyje, tai jos yra viešos, vėlgi galit tikrai apsilankyti, paskaityti, parsisiųsti, pasidalinti su kuo tik norite ir tiek. Tai dabar norėčiau dar trumpai pakalbėti apie tą naudą, kokia nauda yra jums ir būsim truputėlį savanaudžiai, kokia ta nauda mums. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, čia turime tos mūsų produktas, tai būtų kasdienas ataskaitos, savaitinės, ar tai būtų studijos, ar tai būtų sektorinės ataskaitos, apie kurias dar kitoje skaidrėje pakalbėsiu. Ir mūsų pagrindinis tikslas, kad subjektai, tai esat jūs tas ataskaitas gautumėt, kad jūs galėtumėt proaktyviai reaguoti savo organizacijos grėsmių užkardymą, o mums pagrindinė nauda, tai kaip ir pradžioj buvo kalbėta, yra grįžtamasis ryšys, nes be grįžtamo ryšio mums tikrai yra sunku tobulėti. Mes negalim patys savo atsakyti, ko jums reikia, mes negalim patys savo atsakyti, ar tos ataskaitos yra kokybiškos, ko jose trūksta, be abejo mes stengiamės, bet vis tiek, tai čia labai norėčiau paraginti tikrai tą grįžtamą ryšį suteikti, nes tai padės tobulėti mum, jeigu mes tobulėsim, jūs gausit geresnius produktus tiesiog. Ir labai trumpai apie ateitį, kas yra planuojama sekantiem metam, tai yra 2025, tai norime siūsti savo ataskaitas kaip naujienlaiškius. Šiuo metu, sakykime, dabar, kas gauna mūsų ataskaitas elektroniniu paštu, tai turbūt pastebėjot, kad mes siunčiam PDF attachmentus, tikrai gavom pastabų, kad ne visiems tai yra patogu, nes turi parsisiųsti, skaityti. Tai ateinantiem metam norim tai siųsti kaip naujienlaiškį, tai jūs tiesiog gaunate laišką, paspaudžiate ant laiško, nieko atidarinėti nereikia, jūs visą informaciją mato tiesiog laiško pavidalu. Sektorinės ataskaitos, tai kaip ir minėjau prieš tai skaidrėje, irgi šių metų tikslas yra, tiksliau ateinančių metų tikslas yra pradėti daryti sektorinės ataskaitas. Jos greičiausiai bus arba savaitinės, arba kas 2 savaitės ir sakykime, visiems sektoriam būtų siunčiama irgi tokia analizė, apžvalga, kas vyksta jų sektoriuje, tai vėlgi nebūtų tik kažkas specifiškai susijęs su Lietuva, bet tai būtų labiau tokie pasauliniai trendai, kas pasaulyje vyksta būtent tame sektoriuje, vėlgi gal kažkokie pažeidžiamumai, analizės ir mes stengtumėmės vėlgi tą informaciją kuo skubiau pasidalinti su jumis. Ir paskutinis dalykas tai kokybės gerinimas. Iš tikrųjų, ką ir minėjau apie tas mūsų ataskaitas, jos pastoviai tobulėja, pastoviai stengiamės kažką keisti, įsiklausyti jūs, bet vėlgi grįžtant prieš tai mano paminėtą mintį, labai mums svarbu yra feedbackas. Jeigu mes gausime feedbacką, tikrai manau, kad ta kokybė pati kils ir gerės. Tai iš manęs būtų tiek, jeigu turit kažkokių klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū Geistautui. Gal norėtumėt ką nors paklausti apie grėsmių ataskaitas, tokį kaip produktą, turinį, teikimo būdus? Taip, prašau. Mačiau, Google-ose 4 šalis bendradarbiauja, to likusios. Kaip pavyzdys, Estija, Latvija, kodėl su jomis bendradarbiauja? Nes irgi kaip ir potencialus yra. Tai dėkui už klausimą. Taip, iš tikrųjų su Latviais, su Estais, jie gal nėra taip tiesiogiai, kad prisijungia prie mūsų skyriaus, bet iš tikrųjų su jais gal šiek tiek bendradarbiavame kitose srityse. Tai iš tikrųjų su Latviais, mano kolega Danielius yra kalbėjęs dėl hentinimo
iš tikrųjų nemažai pasidalino informaciją su estais, nežinau, gal daug kas žinot, bet jie Estijoje yra NATO kompetencijų centras, tai iš tikrųjų šiuo metu jis kūrė naują būtent CTI kursą, tai mano skyrius ir tiek aš pats asmeniškai prisidedam prie to naujo kurso kūrimo. Vėlgi, kadangi jau turime šiokį tokį įdirbį šitoj srityje, dalinamės su jais tą informaciją, kas veikia, nes iš esmės, trumpai pasakant, jie turėjo CTI kursą, bet jie gavo atsiliepimų, kad jis nėra labai paklausus, nėra labai įdomus žmonėms, tai tiesiog dabar jie sugalvojo, kad tą kursą reikia atnaujinti ir mes sėkmingai prisidedam prie to kurso medžiagos ir jeigu gerai žinau, iš tikrųjų 25 metų rudenį jis jau bus prieinamas visiems žmonėms. Aš dar papildydama Geistautą skaidrę, kur Danielius rodė ir nepasakė, iš kur ta skaidrė, tai yra būtent iš NATO pratybų Locked Shields, galbūt dalis iš jūsų ten dalyvavo. Tai 25 metais į pratybas einame su estais ir kartu bandysime įveikti raudonoją komandą su savo mėlynaisiais pajėgumais. Tai bus dar viena galimybė arčiau susipažinti, suprasti, kaip ką darome ir galbūt ateityje pridėsime dar porą vėliavėlių prie tos skaidrės, nuo kurios Geistautas pradėjo savo pristatymą. Gal turėtume dar klausimą? Turime 15 minučių, tai Inga pasiūlė, kad galim dabar priimti klausimus visiems. Ingai taip pat, ir Linui, ir Danieliui. Jeigu išklausę visą pristatymą apie mūsų teikiamas grėsmių paieškos ir analizės pajėgumus, kurie apima dalinimas informaciją apie lykus, kasdienės ir savaitinės ataskaitos, apie žinomas kibernetinės grėsmes, kurias surandame ir iš Telegram kanalo, ir iš duomenų bazių, ir iš kitų šaltinių, ir taip pat Danieliaus vykdomos Hunt operacijos, kurios gal laike yra imlesnės, bet vis tiek tai yra pagalba stiprinant jūsų kibernetinį atsparumą. Tai jeigu turėtumėt klausimų iš visų sričių, gal ką nors norėtumėt dar pasitikslinti, pakomentuoti? O jei tikslinė ataka būtų prieš, tarkim, įmonės subjektą kažkokį, jūs galite ne tik laišku informuoti, matot, kad prasideda, planuojama, skambutis, dar kažkas tai. Nes ne visada tie laiškai būna, kad operatyviai yra sureaguojama. Taip, dėkui už gerą klausimą. Taip, tai iš tikrųjų, pavyzdžiais kalbant, buvo planuojama ataka prieš vieną įmonę Lietuvos, tai mes tikrai tiesiogiai informavome tiesioginiais kontaktais, sakykime, ne kažkokiom ataskaitom, bet tiesiai šviesiai pasakėm apie galimą ataką. Tai taip, vėlgi, jeigu matom, kad sakykime, kažkokios grupuotės kažką planuoja arba jau skelbia, kad tam tikra įmonė įstaiga yra atakuojama, mes stengiamės iškart aktyviai, ta prasme, susisiekti su to įmonė įstaiga ir informuoti ją tiesiogiai. Telegram kanale yra skelbiami DDoS'o taikinių sąrašai, ten tai dienai, tai savaitai, tai kai matome lietuviškus domenus, informuojame tiesiogiai apie planuojamus išpuolius. Dar aš sureaguojant į jūsų klausimą, dėl to mums labai svarbu turėti kuo tikslesnius jūsų duomenis, jūsų tą numerį. Ir aš tikiuosi, kad šitie susitikimai pataps mūsų bendruomenės susitikimais, kur mes pažinsim viens kitą, nes didžiausia vertė, ką ir Geistauto tarptautinė komanda, kaip mes sakom, didžiausia vertė yra tas ryšys ekspertų, kai jau jie gali bendrauti betarpiškai, kai kažkas nutinka, įspėti vieniem kitus. Tai dėl to mums labai labai svarbu pažinoti žmones, pažinoti tuos, kas yra tas žmogus, kuriam reikia paskambinti. Tai aš vėl raginčiau kuo tikslesnius, ne info kažkoks paduoti, kur nueina, kaip Linas sakė, kažkur ir ištrina administratorius, bet turėti tiksliai to žmogaus, kuris ir atsilieptų. Forma yra, kad yra organizacijos kontaktai ir yra žmonių kontaktai. Tai jūs kviečiate... Bet ne visi pateikia tuos. Mes tiesiog norime prašyti KSIS tinkle, tie, kurie esate
užsukite retsykiais ir į organizacijos profilio polapį ir peržiūrėkite, ar tikrai visi telefono numeriai ir nurodyti elektroniniai paštai vis dar yra aktualūs, nes ir žmonės keičiasi, ir struktūros keičiasi. Turėdami jūsų gerai nurodytus kontaktus, sutrumpinam laiką, per kiek mes galim jums atsiųsti aktualią informaciją ar paskambinti. Tie, kas dar nesate Axis tinkle, netrukus pradėsime subjektų registravimą pagal naują kibernetinio saugumo įstatymo praplėstą sektorių sąrašą. Gausite pradinį laišką, vėliau ir formalų informavimą ir šitą procesą turime pabaigti iki balandžio vidurio. Tai kitų visų metų pradžia bus papildomų subjektų įtraukimas į CISO tinklą, per kurį, ir Geistautas sakė, sektoriais yra Matermausto kanale padaryti, kad tikslingesnės ataskaitos eitų. Taip pat ten bus ir incidentų raportavimo platforma ir kitos mūsų paslaugos. Automatiškai jūs galėsite rasti kaip vienoje platformoje Axis tinkle, o ne e-mailais, kaip kol kas dar mes tai darome. Taip, Vilius Benedis, šiandien apie security. Čia kaip pasakojot apie grėsmes, aš bandžiau suprasti, kaip mes tą žodį naudojam grėsmės, nes čia du pavyzdžiai. Vienas yra, ką pasaulyje matome nutikus, turbūt jau incidentai, ir juos pervadame grėsmės mums ar kažkam tai, o kitas yra, kur lyg tai dar neaptiktų incidentų paieška, mes tai vadiname grėsmių paieška. Tai tas grėsmės žodis toks patampa labai bendrinis lietuvių kalboje, kibernetinio saugumo apimtyje. Ar jūs turite kažkokią perspektyvą, gal yra apibrėžimas Lietuvos kažkokios teisės aktas, ar kas yra kibernetinio? Mano asmeninė nuomonė, tai iš tikrųjų labai iš vis tokie IT terminai verčiant į lietuvių kalbą yra labai gaunasi sudėtingai. Tai nežinau, čia mano vėlgi savo asmeninė nuomonė, kad iš tikrųjų, taip, angliškai turbūt skamba threat, lietuviškai grėsmė, tai mes tai turbūt taip pat ir tą vadinam, bet čia apsibrėžimas turėtų būti gal kažkoks. Nes grėsmės disciplinoje, kibernetinio saugumo, sakoma, tai, kas dar, kas turi potencialą nutikti, dėl to mes bandome išvengti, nes grėsmės laikas su grėsmės šaltiniu. Ir sakom, kalbam grėsmę, turime omeny grėsmės šaltinį ir tas sakom, kaip mums nenutiks. Ir grėsmių medžioklė, man toksai keistas terminas. Bet angliškai vėliau irgi tai yra threat hunting. Taip yra, bet klausimas yra, kaip labai mes... svarbu žinoti, ką mes darom. Ne tiek kaip tą pavadinsi, bet kas už to stovi. Ką Danielius parodys ir kas tai yra. Pradedam daryti žingsnius, kad apsaugot jūs nuo vos neįvykusių incidentų. Tie patys lykai, jeigu yra nutekėję duomenys, tai jie bet kada gali būti panaudojami įsilaužimams. Tai teikiame tokias paslaugas ir informaciją, kuri tikimės, kad padės jums užkardyti dar neįvykusius incidentus arba Danieliaus pavyzdžiu identifikuoti, kas jau viduj yra ir neleisti tai sugriauti, jeigu toks yra piktavalio sumanymas vieną dieną paguldyti visą infrastruktūrą ir sustabdyti kritinės paslaugas. Aš gal tokį klausimą norėčiau užduoti, tokio bendro pobūdžio, kad suprasti geriau apie jūsų centrą. Jūs minėjot, kad pas jūs yra 5 žmonių komanda, o kiek jūsų centre iš vis yra žmonių, kiek dirbančių? Šiuo metu jau peržengėm 100 žmonių ribą ir toliau plečiamės, nes su kibernetinio saugumo įstatymo įsigaliojimu gaunam daug naujų uždavinių ir norime būti tie, kurie padeda ir kitiems teikdami paslaugas, kurios visus mus padarytų atsparesniais. Dabar, man rodo, 115. Bet naujokai prisijungia praktiškai kiekvieną savaitę. Jeigu atsidarysit NKS karjeros puslapį, ros net dabar ieškom kokių 15 žmonių naujų. Ir tai nėra feikiniai skelbimai.
o yra tikri, mes tikrai tų žmonių ieškome. Tai noriu pareklamuoti NKS karjeros polapį, pakalbinkit ir kolegas, ir ties, kas norėtų tokios įdomesnės veiklos, ieškome iš tikrųjų daug žmonių. Čia tokį klausimą turėčiau. Jūs šiaip neminėjot, bet minėjote tą handlingą visokį. Tai vat, pavyzdžiui, ar galvojate, svarstėte tokią paslaugą, sakykime, kuri būtų kaip ir, įsivaizduokim, organizacija, šiaip, valstybinį sektorių paėmus, kažkoks išėjo naujas projektas, kur patikrinamas saugumas to projekto, bet vis tiek kažkokia įmonė, kuri daro tą saugumo ataskaitą, jinai gali kažko nepamatyti, nesužiūrėti, ar per tą prizmę kažkas yra planuojama daryti, kad, tarkim, galbūt kažkiek padėti, sakykime, naujam projektam pasitikrinti, kiek jie saugus, irgi tai tarsi kaip ir tokia būtų prevencinė, ne, tai ar kažkas buvo svarstyta, galvota. Tai jau šiek tiek darom ir dalinamės su savo subjektais. Atliekam tokį techninį vertinimą programinės ir techninės įrangos. Pagrinde tai ką naudojam krašto apsaugos sistemoje, įvertiname iš techninės pusės. Anksčiau turėjom tą sąrašą tik savo, dabar pradėjom dalintis ir su subjektais. Taip pat kartais gauname tokių atskirų prašymų įvertinti vienokią ar kitokią programinę arba techninę įrangą. Tai taip, turim laboratoriją, kurioje turime galimybę tą padaryti ir informuoti apie rastus rezultatus. Tai sakykime, jeigu, tarkim, kažkokia įmonė atliktų saugumo auditą, tai mes gaunam atsakymą, kad taip, viskas gerai, mes galėtume, sakyti, kreiptis, bent jau, kad, tarkim, preliminariai pasižiūrėtume, kad jie tikrai nemelavo. Čia toks labai subjektyvus dalykas, labai sudėtingai patikrinamas, nes, tarkim, jeigu kažkas projekte netitinka kažkokių funkcinių reikalavimų, tai mes labai greit pamatom, to negalim padaryti, o saugumo prasme kažkur ten rasti tą tokį plyšį, tai yra labai sudėtingas dalykas. Mes turime tokius pajėgumus, čia daugiau atitikties skyrius, kuris ir atlieka kibernetinio saugumo patikrinimus organizacijose. Turime ir pentesto minimalų pajėgumą. Tai tam tikrais išskirtinais atvejais viešajam sektoriui padedam įsivertinti ypač tokių kritinių naujų sistemų saugumą, patikrindami ją dar iš savo pusės. Ir dar papildant atsakant, tai yra tam tikra metodologija, kurią naudojasi komanda atlikdama tyrimą. Prieš atlikdami apskritai įvertinam, ar galėsim tą padaryti, įsivertinam pagal tai, kas kreipiasi ir ką Rūta minėjo, taip pat, ko mes galbūt šiandien taip labai neakcentavom, tik trumpai kalbėjom apie vienų skyrių pagalbą kitiem. Tai kai kažkas kreipiasi dėl techninės programinės įrangos, mes lygiai taip pat pažiūrime, ką žinom apie pažeidžiamumus, apie kažkokias spragas, tai yra praturtinam tą informaciją ir kibernetinių grėsmių žvalgybos duomenimis. Šitą klausimą jūs stebite ir informuojat kitus, ar ne? Kaip su jumis yra, ne? Susidurėt su visom atakom ir kaip kokius darote? Visi mes pažeidžiami. Tai ir CSRT networkas ir kiti tinklai, kur nacionalinio kibernetinio saugumo centrai tarpusavį aktyviai keičiasi informaciją ir vieni kitus įspėjam, jeigu prasideda kažkokia naujo tipo kampanija ar kažkokios naujos grėsmės, nes realiai labai greitai atsirita, ypač kai infrastruktūra yra jungtinė per kelias valstybės, tai tas incidentas labai greitai gali būti aktualus ir Lietuvai. Tai taip keičiamės. Ir dar Linas nori kažką? Taip, iš tikrųjų, šiandien mes pristatėm jums kažkiek savo paslaugų. Klausimas būtų jum, ar tos paslaugos pilnai atliepia tai, ko jums reikia. Galbūt buvo kažkas paminėta, ko mes šiandien nedarom, bet galbūt galėtumėm daryti netolimai ateityje.
Tai į tą pusę klausimų irgi welcome tikrai, prašom. Čia tokie jau pasiūlymai, pageidavimai. Taip. Mes, nuo ko pradėjom šitą pristatymą? Mes pasakom, ką mes darom, jūs pasakot, ko jums reikia. Ir tada ieškom to aukso vidurio, kur galėtume vieni kitiems padėti. Nes iš to bendradarbiavimo taip pat tikimės ir bendros naudos. Nes sužinoję, kas viename sektoriuje ar kažkokioje vienoje organizacijoje vyksta, jeigu netyčia nėra viskas ištrinama, atlikus tyrimą, išsiaiškinus, tai galima labai greitai eskaluoti ir išplatinti kitom organizacijom, kad visi laiku prevenciškai užsikardytume ir būtume stipresni. Tai ačiū labai ir už šitą pokalbį, diskusiją pristatymo pabaigoje. Tai buvo paskutinieji šiais metais NKS kibernetinio saugumo pusryčiai, bet sausio mėnesį sugrįšime su nauja aktualia tema ir labai tikiuosi, kad ir sausio mėnesį salė bus tokia pat pilna. Plojimai jums už dalyvavimą ir už klausimą. Neišsilakstyti, dar yra kavos, sumuštinių, tai proga pabendrauti, padiskutuoti, pakalbėti. Ačiū.